Sveiki. SMS siuntimas, kai įmonė žmonės gauna užsakymą, kad jiems ateitų trumpa žinutė, kad užsakymas vykdomas, daromas ir panašiai. Tai trumpai apie šitą sistemą. Tai dabar čia admino panelė rodo, kiek bendrai dabar yra išsiųsta žinučių, kreditai, turimi kreditai, čia pačių Bullgates sistemoje. Reikia prisiregistruoti. Galime gauti statistiką, į kurios pagrindinės buvo išsiųsta. Šalis rodo. Netgi labai smagu, kad duodama netgi žmonės gali atsakyti ir jūs matot. Mažai tai nutinka, bet nutinka. Dabar va matom, kad lauks pinigų grąžinimo, nes buvo užsakymas atšauktas. Tai toks yra patogumas. Ir taip, klientų SMS-ai. Ir galima pasirinkti, kokiu metu koks SMS-as bus išsiųstas ir kam ir kada. Tiesiog suveikia tokie dalykai. Tarkim, kai užsakymas gautas, kas būtų išsiųsta klientui, galima taipogi, kad ir jum administratoriui ateitų žinutė, kad gautas užsakymas, bet šiuo atveju užsakymo būsenos. Ir šiai dienai padaryta bent jau šitoj pas mane tame tinklapyje, kad yra vykdomas ir paruošta atsiėmimui. Turbūt, kai gauna, žmogus užpildo, gauna užsakymą, jam ateina žinutė, kad jūsų užsakymas yra vykdomas ir paruošta atsiėmimui. Galima padaryti, kad, tarkim, būtų, jeigu supakuota, pavyzdžiui, ar išsiųsta, kad ateitų irgi SMS-as klientui. Vienintelis dalykas, ką reikia tada atkreipti dėmesį, naudojant šitą sistemą, kad klientas būtinai turi įvesti savo telefono numerį su +370. Jeigu veda 86, nesuveikia. Dar neišsiaiškinu iki galo, kodėl taip vyksta, bet tiesiog pati sistema neduoda kitaip. Tai reikia raginti klientus, kad taip nurodytų savo telefono numerį, arba reikia redaguoti užsakymą ir tada padaryti. Bet iš esmės galima nurodyti, kad klientas nurodytų +370. Tai iš esmės tai galima nurodyti, kad įvesti +376, arba iš karto galima padaryti, kad nurodytų šitą galūnę ir klientui belieka tik tai šitą dalį suvesti. Tada iš karto ateina SMS-ai ir panašus tie visi dalykai. Tad tai sukuria pridėtinės vertės, nes kitą kartą paštas jis nukeliauja į spamą ar kur kitur, ko pasakoje ne taip viskas veikia, kaip turėtų. Nutinka. Tai dar galim atsidaryti patį galima pasikeisti, galima tekstą pasidaryti. Čia įtrauks jūsų puslapį, įtrauks vardą, užsakymo numerį ir panašiai. Tai tekstą galima koreguotis palei save, galima nurodyti, kaip bus siunčiama rodoma, tai SMS-as rodys sveikam kūnui. Toks yra priešaras, yra vienintelis dalykas, kad duoda tik tai 11 skaitmenų. Tačiau tai nėra turbūt nepatogumas, reikia šitą dalyką susitvarkyti. Taipogi yra galimybė ir sujungti su Viberiu, jeigu kliento telefono numeris yra su Viberiu. Tai šitą dabar DPD tokį turi pasidarę, kas irgi labai patogu. Taip trumpai apie SMS siuntimo įskiepę.